Tai yra pirmoji eilėje žmogui pagalba pačiam savo. Nes olfakto terapijos mokslas tai yra mokslas su mūsų emocijom, o visos lygos, visos nekandos ateina, kada mes blokuojam savo emocijas, kurias mes nenorime pripažinti, nenorime atrasti, nenorime paleisti, mes tiesiog nepatogu, nemandagu, negražu, ten yra skausmas guli viduje, nu ir tegul jisai guli, aš susitvarkysiu. O iš tikrųjų mūsų kūnas, jis labai gražiai pasako, jis viską mums parodo. Tai mes gyvenam tokiam inde, kuris kiekvieną dieną mums pasako, kas yra gerai ir ko nereikia, kas yra tavo, kas yra svetimo, kas tau tinka ir kas tau netinka. Tai turint šitą kūrinį rankose, tu kiekvieną dieną gali savo padėti, suprast, pažint ir gyventi visai kitaip. Gyventi su kaifu, gyventi su meile, gyventi su džiaugsmu ir su to, su ko tu atėjai šitą žemę. Aš tikiu, kad jos bus tikrai naudingos žmonėms, nes aš visą laiką darau tam, kad būtų geriau, kad būtų prasmingiau, kad būtų šviesiau, kad ta šviesa visą gyvenimą lydėtų žmonės. Ir va čia turbūt yra tas unikalumas. Aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ką aš darau ir aš žinau, kaip aš darau. Aš žinau tik gėrį, meilę, džiaugsmą, besąlyginę meilę ir aš tą transformuoju. Aš tą transformuoju per save, per tos augalus ir ta kūryba, tas eterių pasaulis, jisai yra tiesiog fantastinis. Aš dabar supratau, kiek daug aš savo neleidau per gyvenimą, nors ir žinojau, bet nenorėjau būti nepatogi, nenorėjau būti nereikalinga. Visą laiką, ai kam, kada nors. Ir dabar atėjo tas laikas, kad tas kortas į gyvenimą paleisti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jos pamatė dienos šviesą ir kad jos tikrai yra labai gražios, unikalios ir su žinia padėti žmonijai. Mūsų organizmas tai kaip spektaklio scena, kur kiekvienas užlapintas veikėjas pasirodo to labai aiškiai. Skausmas, neapykanta, godumas, gobšumas, konkurencija, žiaurumas, paleistuvystė, išdavystė. Čia galima labai daug išvardinti dabar, o jų yra 54. Tai 54 tas emocijas, tuos įsakymus visatus reikia labai gerai žinoti. Ir žmogus laimingas tik vieną gyvenimo sąlygą būtina – jausti ir kalbėti širdimi. Tai yra širdžių kalba. Jeigu jis turi tą gebėjimą kalbėti širdimi, tai yra pats laimingiausias žmogus pasaulyje. Nes tai žmonės, kurie valdo eterius, kvapų pasaulį, jie valdo žmonių širdis. Ir jie kalba širdimi. Čia yra fantastika.